Labas vakaras. LRT radio eteryje speciali laida skirta privalomojo referendumo agitacijai. Šį vakarą ją vedu aš, Vytautas Markevičius. Taigi, artėjantį sekmadienį, birželio 29-ąją, vyks piliečių iniciatyvinės grupės inicijuojamas privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo. Ir aš pristatau šio vakaro studijos svečius. Tai privalomojo referendumo iniciatyvinės grupės nariai Erika Drungytė. Labą vakarą. Labą vakarą. Audrius Nakas. Labą vakarą. Labas vakaras. Ir oponuojantį pusę šį vakar Jurgita Lapienytė. Labą vakarą. Sveiki. Ir Mažvydas Karalius. Sveiki. Priminiu, jog LRT radijas už specialiosios laidos dalyvių įsakytas mintis neatsako. Na, o mūsų pokalbį, susitikimą iki 19 valandos norėčiau pradėti nuo principinių argumentų, kuriuos jūs išdėstumėte mūsų klausytojams, busimiesiems referendumo dalyviams. Taigi, vienos ir kitos grupės argumentai apie privalomąjį referendumą. Prašom jūs, iniciatoriai. Sveiki, tai aš tik jūs pataisysiu, kad nesu referendumo iniciatorė, aš kito referendumo iniciatorė, bet tai nesvarbu, pakalbėsim gal ir apie tai. Aš esu tik palaikančioji jį ir kaip mano kolega Audrius Nakas lygiai taip pat ir daugelis kitų žmonių. Tiesą sakant, mielas vedėjau, gal pirmiausia pradėkime tuo, kad pasveikinkim visus su daugelio Europos valstybių švente šiandieną prasidėsiančią ir galbūt tas lietus nenuginė visų klausytojo nuo radijo imtuvų ir dabar dar to įsitikinsime, kad joninių laužai nedega. Taigi, mėly bičiuliai, mėly Lietuvos gyventojai, žinoma, mūsų pareiga čia buvo ateiti ir pasisakyti už tai. Be jokios abejonės skambės žodžiai, kad mes jūs tikrai kviečiame ir raginame dalyvauti referendume. Na, pirmiausia, raginame dalyvauti absoliučiai visus, kokia nuomonė bebūtų, todėl kad referendumas yra galimybė pasakyti visuomeniai nuomonę bet kokiu klausimu ir visuomenė gali parodyti iš tikrųjų savo nusiteikimus, nuotaikas, supratimą, kokie valstybėje reikalai yra svarbiausi. Toliau norėčiau pasakyti taip, kad atėję į referendumą, nesvarbu į kokią apylinkę, žmonės truputį bijosi, kad galbūt bus išvažiavę ir negalės balsuoti, bet galima balsuoti visur. Aš tikiuosi, jūs tai kalbate savo laidose, kad balsuoti gali kiekvienas pilietis bet kurioje rinkiminėje apylinkėje ir nebūtina netgi turėti rinkėjo kortelės, tik dokumentą patvirtinantį asmens tapatybę. Tai mes labai kviečiame jūs, ateikite į referendumą, pažymėkite tame biuletenyje žodį taip. Taip už ką? Taip už 47 straipsnio atstatymą į pradinę jo formą, kuri buvo pakeista 2003-aisiais. Taip už didesnė demokratija, kuriai tarnautų 100 000 parašų, norint inicijuoti, bet nepriimti referendumo siūlymus. Taip pat prašome pasisakyti taip už didesnę atsakomybę dėl valstybės resursų. Ir apskritai visus nutarimus, kuriuos priima tauta referendumuose, pasisakydama vienu ar kitu klausimu ir priimdama vieną ar kitą nutarimą, įstatymą ir panašiai, referendumo iniciatoriai siūlo atšaukti tik tai referendumų kitų. Vadinasi, jeigu jūs pasakėte, kad atominės elektrinės negali būti Lietuvoje, tokia buvo rinkėjų valia, tai ją pastatyti kitą kartą vėl galima, tik jiems vėl pritarus arba nepritarus. Taigi, tokia paprasta čia yra byla. Referendumas yra tik tai dėl kai kurių konstitucijos straipsnių pakeitimų ir svarbiausia, kad mes raginame ateiti ir nubalsuoti taip, ne dėl mūsų pačių, mes net nebejojame, kad mes esame sąmoningi piliečiai, bet mes raginame dėl tų, kurio net nedvejodami
gali atlikti bet kokius veiksmus tikrai ne valstybės naudai, ne valstybės labui. Taigi mes tengiamės, kad iš tikrųjų valstybė išliktų suvereni, nacionalinė valstybė, tautinė valstybė su savo visom konstituciniam teisėm. Mes už normalią priimtą 92 metais konstituciją, tik tiek. Supratome, dabar oponuojantį pusę, prašau. Taip, sveiki dar kartą. Tai mes esame ta oponuojanti grupė, kurie kaip tik sakome, kad reikia ignoruoti šį referendumą. Tai siūlome daryti dėl labai paprastos priežasties. Savo veiklą pradėjo socialinėme tinkle Facebook ir sukūrė, kaip jau ir prieš laidą minėjau, tą tokį garsų šūkį užkaskime referendumą žemėmis. Mes siūlome absoliučiai ignoruoti dėl kelių priežasčių elementarių. Pirma yra tokia, kad žmonėms yra pateikiama klaidinanti informacija, visgi į referendumą galima eiti, galima ir neiti, bet jį neprivaloma eiti. Savo pilietiškumą galima išreikšti ir jį ignoruojant. Mes turime tokią laisvę. Kita vertus, jeigu jūs dalyvausite šiame referendume ir jo dalyvavimas dalyvaus jame daugiau nei 50% balsų, jis bus laikomas įvykusiu. Ignoruodami jūs jis bus nelaikomas įvykusiu. Elementariai. Ir kitas yra toks labai įdomus dalykas, kad būtent socialiniuose tinkluose pradėjo skatinti žmonės, kad reikia šį dalyką ignoruoti. Ir diskusijos praktiškai yra neįmanoma turėti su žmonėmis, nes yra labai daug ne tai, kad neaktyvių, bet netikrų žmonių profilių, kurie apsimetinėja žmonėmis, skleidžia dezinformaciją, skleidžia melą, skatina žmonės, kad tai yra privalomi dalykai, nors iš esmės jie gali rinktis. Ir mes, norėdami žmonės tiksliau informuoti apie jų galimybę, jums oponuojam ir Jurgita paskui vėliau pratęs ir aš dar pratęsiu. Ir dar vienas dalykas, ką būtų galima pasakyti pradžioje, kad vėlgi mes kas kartą sakydami, kad nereikia parduoti žemę užsieniečiams, pagalvokime apie tai, ar jis stovės nenaudojama, ar ateis užsienietis ir jeigu jis ją norės, jis ją galės įsigyti, investuoti, mokėti mokesčius, kurti darbo vietas ir duoti pridedamą vertę mūsų Lietuvai. Tai tiek turbūt trumpai. Jūs norėjot pridurti? Tai aš norėjau pridurti, iš tiesų vakar pasirodė vokiečių žurnale interviu su mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė, kur jinai labai aiškiai pasisakė, kad tai yra būtent Rusijos siekis atitolinti mus nuo ES ir nuo NATO. Tai mes šitą referendumą matome kaip geopolitinę grėsmę, mes nepritarėme būtent nuostatoms ir manome, kad čia yra daugiau viskas skirta tiesiog būtent tokiem ginčam visuomeniai sukelti, nelabai konstruktyviem. Ir dėl to sakome, kad geriau į šį referendumą yra neiti, negu eiti ir balsuoti prieš, nes jis tuomet bus laikomas neįvykusiu, jeigu nesusirinks 50% rinkėjų. Ir ši tema, tikėkime, bus daugiau neeskaluojama. Gerbėjai klausytojai, jūs LRT radijo eteryje girdite specialią laidą skirtą artėjančio referendumo agitacijai. Taigi birželio 29-ąją vyks piliečių iniciatyvinės grupės inicijuojamas referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo. Kaip minėjau, mūsų studijoje yra šio referendumo iniciatyvinės grupės atstovai Audrius Nakas ir Erika Drungytė, oponuojančią pusę šį vakarą atstovauja Jurgita Lapenytė ir Mažvydas Karalius. Norėčiau, kad ir jūs būtumėte aktyvus mūsų diskusijos dalyviai, kuri netrukus prasidės. Galite skambinti mums iki 19 valandos telefonais 2331012 ir 2331013, Vilniaus kodas 85, arba galite mums parašyti klausimą studijos svečiams elektroniniu paštu. Jo adresas studija@lrt.lt 2331012 ir 2331013 bei studija@lrt.lt. Na, dabar pasiaiškinkime tokius taip pat pamatinius dalykus. Kaip jūs viena ir kita pusė vertinate priimtus saugiklius dėl žemės pardavimo? Ką apie tai manytumėte ir kaip reikėtų juos vertinti? Prašom.
Tai aš galvau, kad dar Audrius tokį intro galės pasakyti. Tai prašau, ponia Audriu. Prieš tai. Nežinau, nesu toks jau jaunas, tiesą sakant. Teko nuo Sąjūdžio laikų dalyvauti įvairiose akcijose ir kovo 11 su Erika ir taip toliau ir panašiai, bet blogiausiam sapne negalėjo man sapnuotis, kad laisvoje, nepriklausomoje valstybėje būtų agituojama neiti referendumą į tokią pačią demokratiškiausią valdymo formą. Tai reiškia, arba mes savo bendrapiliečius laikome kažkuria prasme neįgaliais, kurie tiesiog nesupranta ir nesugebės susiorientuoti, kaip reikia balsuoti, arba čia yra kažkas daugiau. Vat išgirdęs, kaip oponentai, pavadinkim, nors kokie ten oponentai, bendram katile, cituoja mūsų šalies prezidentę Dalią Grybauskaitę, kuri išsako savo nuogąstavimus dėl Rusijos grėsmių. Tai aš manau, šitas gražus jaunimas nelabai žino, kas iš vis yra Dalia Grybauskaitė mūsų valstybėje. Ką mūsų valstybė atstovauja galų gale ypatingai garsiai apie Rusijos grėsmės rėkiantis konservatoriai. Ar jums neatrodo, kad tai tiesiog yra visiškai prorusiškos jėgos, tiesiog su trispalvėm ir tautiniais šūkiais kvailina mūsų visuomenę. Todėl aš manau, nesu nei oponentas, nei priešininkas, nei palaikytojas tų klausimų, sakykime, kurie yra iškelti referendume. Bet aš manau, jeigu jau žmonių nemaža dalis, 300 000, tokį klausimą kelia, jisai yra patvirtintas pagal visas ten normas vyriausiai rinkimų komisijai, tai yra visiškai teisėta, tai man atrodo agituoti prieš, tai yra tiesiog yra nepadoru, švelniai tariant. Bet aš dar noriu vieną dalyką pasakyti. 2012 metais Latvijoje taip pat buvo surengtas referendumas, gana nemalonių klausimų dėl valstybinės kalbos rusų, kad rusų taptų valstybinė kalba. Mūsų erdvėje, tiek ir LRT eterėje, buvo nuogąstavimų, kaip čia bus, taps ta rusų kalba antra, bet referendumas puikiausiai įvyko, atėjo rekordiškas skaičius žmonių, nubalsavo visiškai užtikrintai vienus vartus ir spekulacija to klausimu baigėsi. Tai aš noriu pasakyti, referendumai bet kokiu klausimu sudeda taškus ir baigėsi spekulacijos. Jeigu dabar jūs raginat neateiti į referendumą, tam tikra prasme yra spekulacija, tai jūs atvirkščiai kvieskite ir agituokite tai, ką jūs norite agituoti. Taip, ačiū Jums ir dabar jau pirmieji klausytojai skambina mums į studiją, primenu mūsų studijos telefonus 2331012 ir 2331013, Vilniaus kodas 85. Pirmiausia, panevėžietis Jonas. Labą vakarą, ponia Jonai. Labas vakaras. Aš norėčiau pasakyti oponuojantiem visiems prieš referendumą. Tai gal kartais reikia padaryti, kad ir prezidentą, ir Seimo rinkimai reikia, kad susirinktų ne mažiau 50%, tada būtų įvykę ir išrinkti žmonės yra, kai dabar tą dalyką. O jūs agituojat, kad taip jau mūsų žmonės, pažiūrėkim, neina į prezidentą rinkimus, nenori įsirinkti, o dabar agituojat, kad neitų į tą referendumą. Reikia ateiti visiems, nes jau dabar uzurpavo valdžią iš vis mumis, kad mes debilai būtumėm. Taip, ačiū, ponė Jonai, supratom jūsų klausimą, ačiū už skambutį ir išklausykime Algį, kuris skambina iš Raudonės. Labą vakarą, ponė Algė. Labą vakarą. Norėčiau šitai merginai užmiršo pavardį, oponuojančiai pusė, pasakyti tokį vieną momentą. Kad jinai sako, kad geriau žemė dirbtų užsieniečiai, negu jinai bus ta žemė stovėtų. Tai žemės nedirbamos nėra. Ir aš pats esu ūkininkas, Raudonėje ūkininkų yra daug ir kiekvienas iš dirbančių ūkininkų galėtų įsigyti po 50-100 hektarų žemės. Nes žemė tai yra turtas didžiulis, tai yra verslas, tai yra pajamos, bet jos nėra. Dėl to visiškai nereikalingi užsieniečiai, kad būtų išpirkta ir dirbama žemė. Tai va toks momentas.
Ir antras momentas, kažkodėl šiandien tyli žiniasklaida visiškai Lietuvoje, nors naktį buvo apšaudytas automobilis su referendumo reklama Jurbarko rajone. Tai va, ačiū. Algi, palaukite, jeigu dar neatsijungite, gerai, jūs sakote, kad Raudonėje visa žemė yra dirbama ir viskas tvarkoja, tačiau žinau tokią statistiką, kad Lietuvoje 100 000 hektarų yra nedirbamos žemės. Galiu pasakyti, aš tikiu jūsų šitais skaičiais, tikiu, bet jeigu ir nedirbama, ne dėl to, kad nėra kam jau dirbti, vien tik tai dėl to, kad yra savivaldybėse, seniūnijose yra slepiami dokumentai žemės. Aš pats lankausi 2 metai vaikštau po savivaldybės ir prašau, kad man parodyti, kodėl yra žemė dirvonuojama. Tų dokumentų niekas nerodo, nes laukia visi ateinančių užsieniečių ir nori daug užsidirtintų žemės. Tik dėl tos problemos, vienintelė problema. Taip, ačiū Jums už skambutį, laukiame kitų mūsų klausytojų įsijungimo į diskusiją dėl žemės pardavimo užsienio piliečiams 233012 ir 233013, Vilniaus kodas 85. Norėčiau, kad Jūsų, prašom. Aš norėčiau tada dar truputį pratęsdama mintį apie tą Rusijos kortą. Visą laiką metama Rusijos korta ir labai man būtų įdomu sužinoti, ar Latvijos valstybė yra kuo nors skirtinga nuo Lietuvos valstybės. Toj pačioje eurozonoje panaši istorija, valstybė lygiai taip pat yra įstojusi į Europos Sąjungą. Dabar 2012 metų Delfi LV laikraštis ir portalas rašo tokį dalyką. Išskyrus pavienius atvejus pernai per antrąjį pusmetį Jūrmaloje nekilnojamo turto ir žemės sklypų už sumas viršijančias 200 000 latų įsigijo vien tik užsieniečiai, kurių didžioji dauguma Rusijos. Ir yra pateikiamos visos lentelės turtingiausių žmonių, kurie įsigyja yra nekilnojamąjį turtą ir sklypus. Jie yra Rusijos piliečiai. Tai pasakyti, kad pas mus to nebus galima daryti, yra juokinga. Kita vertus, yra labai daug offshore'inių įmonių, kurios apskritai neaišku, kam priklauso ir jas perka, ir jos perka ir žemės, ir nekilnojamąjį turtą ir panašiai, ir pasirodo, kad po jomis slepiasi Rusijos piliečiai. Ir dar labai trumpai, jeigu jau apie pirkimus pradėsim kalbėti, tai galėsiu aš dar pateikti jums daug skaičių, bet noriu dar ir dar kartą pasakyti Lietuvos visiems piliečiams, visiems balsuosiantiems, mielieji. Šiame referendume nėra nė žodžio pasakyta apie pardavimą ir pirkimą. Nė žodžio nėra pasakyta apie pirkimą ir pardavimą. Visi eskaluoja, kad referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams. O tokio klausimo nėra. Man skambina išsilavinę žmonės ir klausia, Erika, prašau pasakyk, aš matau biuletenį, kuriame nėra tokio klausimo. O visi sako, kad tai už pardavimą arba nepardavimą. Iš tiesų, tai nėra nei už pardavimą, nei nepardavimą. Pardavimo klausimus reglamentuoja konstitucinis įstatymas arba apie saugiklius jūs klausėte, mes galėsim to jau pratęsti, bet matau, oponentai nori kažką pasakyti. Žemės ūkio paskirties laikinojo įsigymo laikinasis įstatymas. Yra įstatymai, kurie reglamentuoja kitus dalykus. Dabar mes kalbame apie konstitucijos atstatymą. Atstatymą, tik tiek. Tai pasiaiškinsime visas detalės, laiko dar yra. Dabar oponuojančios pusės atstovai turi pastebėjimų. Aš labai tik tai trumpai norėčiau vieną atkreipti dėmesį į vieną dalyką, kad mes vis kalbame, kad užsieniečiai atvyks ir užsieniečiai išpirks ir čia viskas bus blogai, vien tik tai užsieniečiai viskas priklausys. Jeigu šitas referendumas, tarkim, įvyktų, vėlgi žmogus turi laisvę, jis gali parduoti, gali neparduoti. Tai tad šnekėti apie kažkokias grėsmės, kad pas mus išpirks butus, išpirks žemės ir visą kitą, apie tai net jokių būdų net negalima kalbėti. Taip, tai mes ir sakom, kad referendumas ne apie pardavimą. Skambina toliau mums klausytojai, dar trumpai išklausykime, mums paskambino klausytojas. Labą vakarą. Labą vakarą. Taip, prisistatykite, iš kur esate ir ką norit pasakyti šios laidos metu. Esu iš Kauno, mano vardas Vilius. Taip, Viliu. Galbūt daugiau pastebėjimas. Prašau. Matote, mes labai daug laiko kovojam su tais pačiais užsieniečiais, kurie dabar nori nupirkti mūsų žemę. Aišku, dar nežinau, galbūt norėjęs nupirkti, bet grėsmė yra, kad jie nupirks didelius kiekius ariamos žemės. Kadangi mes daug praliejam kraujo
tiek su vokiečiais kariaudami, tiek su rusais ir tiek su lenkais, manau, kad ta žemė neturėtų būti parduodama. Taip, ačiū Jums už nuomonę, laukiame kitų mūsų klausytojų skambučių 233012 ir 233013 Vilniaus kodas 85 arba savo klausimą, savo nuomonę galite išreikšti parašydami mums laišką į studiją, mūsų elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt ir Vilnietis Arūnas mums priskambino. Labą vakarą, pone Arūnai. Labas vakaras. Aš norėčiau išsakyti savo poziciją dėl ėjimo arba neėjimo į referendumą. Tai pasakykite trumpai. Mano pozicija būtų tokia. Aš manau, kad visiškai nesvarbu, kokią nuomonę turi pilietis, ar už ar prieš keliamus klausimus, bet kadangi referendumas yra tautos balsas, nėra šventesnio dalyko tautai ir valdžios institucijoms kaip tautos balsas, todėl kiekvienas pilietis privalo nueiti į referendumą ir išsakyti savo vienokią ir kitokią nuomonę. Ir manau, kad yra nedovanotina, kad valdžios atstovai, neva tai tokie patriarchai kaip Vytautas Landsbergis ar dar kažkas, ragina boikotuoti konstitucinį procesą. Tokia būtų mano nuomonė. Ačiū Jums už nuomonę. Laukiame ir mūsų kitų klausytojų pasisakymų minėtais telefonais arba elektroniniu paštu studija@lrt.lt. Taigi dabar Jūsų noriu paklausti, gal keičiasi nuomonė, matot ir klausytojai sako, kad reikia dalyvauti referendume. Ir aš norėjau pateikti, kaip būtų vis dėlto pilietiškiau. Ar ateiti ir dalyvauti ir sakyti, išreikšti savo nuomonę pagal savo įsitikinimus, pagal savo valią, ar vis dėlto nedalyvauti referendume? Ką Jūs manot? Aš tai manau, kad piliečio pareiga yra nedalyvauti rinkimuose, ne čia juk yra svarbiausias klausimas. Mes visą laiką mąstome strategiškai ir pavyzdžiui, galiu pavyzdį pateikti iš prezidento rinkimų, ar ne, tarkim, žmogus balsuoja už Dalią Grybauskaitę, jisai galvoja, kad už ją šiaip ar taip žmonės nubalsuos, bet tada strategiškai mąstant turėtume eiti ir į pirmą rinkimų turą, kad antro nereikėtų, nes būtų pigiau, ar ne. Tai mes mąstom strategiškai ir mes tiesiog norime, kad tas klausimas tiek dėl to 100 000 kartelės sumažinimo iki 100 000, tiek dėl to žemės tiesiog greičiau būtų deskaluotas, kurį tarp kitko patys referendumo iniciatoriai ir daugiausiai ir kalba apie tai, kad savo žemės neparduosim, o ne oponentai. Gerbiama Drungytė, o Jūsų kokia būtų nuostata? Tai vis dėlto, kad geriau, kad žmogus ateitų ir pasakytų, ką jis galvoja, ar kad jis nedalyvautų? Be jokios abejonės jis turi ateiti ir pasakyti, dalyvauti, ką jisai galvoja. Ir aš niekaip negaliu pamiršti žurnalistų berods sąjungos vadovo Radzevičiaus teiginio prieš rinkimus į prezidentus. Jisai sakė, kaip paprasta būti pilietišku, te reikia ateiti ir balsuoti. Taigi mes raginame tik ateiti ir balsuoti ir būti pilietiškais. Taip, išklausykime Vilnietį Stasį, kuris mums paskambino į studiją. Labą vakarą, ponė Stasį. Labas vakaras. Mano nuomonė tokia, jūs šnekate apie pardavimą, reikėtų šnekėti ne apie pardavimą, o apie nuomojimą žemės. Reikia žemę neparduoti, o nuomoti 10, 20, 50 metų. Viso gero, ačiū. Ačiū Jums už nuomonę. Kodėl oponentai dabar ir viena ir kita pusė taip sureagavo į Stasio pasakymą, kas blogai nuomai? Puikiai, net 99 metams galima išnuomoti ir vykdyti ūkinę veiklą ir visiems išnuomoti. Ir čia jokios, ir tai yra viena iš nuosavybės teisių beje. O jeigu mes jau labai užsivedame ir norime kalbėti apie pardavimus, nors aš dar kartą pakartosiu visiems žmonėms, referendume nėra klausimų apie pardavimą arba nepardavimą. Šitus klausimus reglamentuoja įstatymai, konstitucinis įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas. Ir aš juos turiu ir galiu cituoti ir aš tikrai esu pasirengusi. Bet jeigu norit apie tos pardavimus, tai aš jums galiu pasakyti irgi Latvijos pavyzdžių. Latgalės regione žemės nusipirkti šiuo metu negali nei vienas Latvijos ūkininkas, nei vieno aro, nes visa dirbamoji žemė yra nupirkta Švedijos investicinių fondų kaip ilgalaikė investicija ir ji yra užsodinama mišku ir tokiu būdu traukiasi net ir Latvijos žemės ūkis, kuris galėtų turėti naudmenas. Tai apie pačius pardavimus ir saugiklius aš irgi galėčiau jums atsakyti, jeigu paklausite. Nes Mažvydas norėjo tarti
suteikti žodį. Jau, žinokit, tiek laiko praėjo, kad ir pamiršau, ką norėjau pasakyti. Bet tik tai trumpai pasakydamas, primindamas, galiu pasakyti vieną dalyką, kad vėlgi Latvijai pardavę žemę dabar negali nusipirkti, bet tuo metu jie turi teisę rinktis. Ar parduoti ar ne. Kita vertus, atsiprašau, kad įsitraukiau į jūsų turbūt norą pakalbėti, bet kita vertus yra... Jūs neprieštarauju, tiesiog neprieštarauju, taip, visi turi teisę parduoti arba neparduoti. Tiesiog prisiminkime vieną dalyką, kad mes stodami Europos Sąjungą, mes įsipareigojame šį dalyką. Ir kita vertus, mes... Gerai, bus galima. Kita vertus, pagalvokime vieną dalyką. Mes visą laiką žvelgiam į Europą norėdami būti laisvais, europietiškais, bet mes kas kartą nuo jas bandome ir nusisukti. Mes tik siūlome suteikti žmogui elementarią laisvę, kad jis gali parduoti, gali neparduoti viskas. Gerai, išklausykime Reginą, kuri mums skambina iš Kauno. Labą vakarą, ponė Regina. Labas vakaras, aš tik noriu priimti, man dėl to baisu, kai nori grąžinti 92 metų įstatymus. Tai ten yra nesąmonė, 95 mes tik Kauno rajone šiaip taip tai ne 95 ėjom per gerbiamą Šležą, dirbo pavaduotojus, Tenkevičius ar patarėjo žemės ūkio ministerijos ir jis nori grąžinti tuos senus įstatymus. Tai žinokit, nuosavybė nebus grąžinama. Aš tik tiek noriu pasakyti. Ačiū, ponė Regina, ir paskaitysiu Vytenio laišką. Jis rašo štai ką. Aš esu prieš dalyvavimą referendume dėl paprastos priežasties, dėl vienos priežasties, nes galima balsuoti tik už viską arba prieš viską. Kokia čia demokratija ir kodėl neleidžiama rinktis atskirų punktų. Taip pat klausimas, kodėl bandoma atimti iš žmonių teisę disponuoti savo turtų, kaip jiems tinka. Na, seniai nekalbėjo mūsų studijos svečias, iniciatyvinis grupės narys Audrius Nagas. Taigi žodis jums. Žmogus čia teisingą pastabą pasakė. Yra ir tokių nuomonių, kad 3 klausimai viename, galbūt už vieną žmogus norėtų vienaip, už kitą kitaip. Ir galima su tokia nuomonė sutikti. Bet aš pasikartosiu ir kartosiu visą laiką vieną ir tą patį. Kai mes nukrypstame į klausimą dėl žemės pardavimo, nepardavimo, užsieniečiam, neužsieniečiam, yra vieno klausimo dalis. Dabar viskas pasisuko daug svarbiau. Dabar viena didžiausių Lietuvos partijų, jos lyderiai, galime įskaityti ir prezidentę, jeigu ir net netiesiogiai tą daro, ragina žmonės neiti referendumą. Tai yra unikalus atvejis. Aš tiesą sakant nežinau, kur civilizuotam pasauly ragintų neiti į referendumą, į boikotuotų. Todėl, kad bet koks referendumas, kad ir su pačiu kvailiausiu klausimu, pasikartosiu, nebeliktų vietos spekulacijom. Ateis žmonės, ateis visi konservatoriai, kiek ten jų 200 000 balsų, jie pasakys ne, viskas, klausimas baigtas, dabar jis baigtas, nebus, jeigu jisai taip įvyks pusiau, na, jis tasysis, kažkur temsis ir taip toliau. Dabar oponentas pasakė, kad stodami į Europos Sąjungą mes įsipareigojam vieną, kitą, trečią dalyką. Na, aš pats ėjau balsuoti, tiesą sakant, tada, čia turbūt 2003 ar 2004 metais. Klausimas buvo vienas. Aš nemačiau akise tų sutarčių, 100 puslapių ir taip toliau. Ar mes norim į Europos Sąjungą, kitaip tariant, ar mes norim būti Europoje, ar nenorim. Vienas klausimas buvo. Ten dar dalino, aišku, žmonėm, kas mėgsta alų ar skalbimo miltelius, na tai galėjo ir dabar padaryti su šituo referendumu kažką panašaus, šokoladą dalinti arba limonadą. Vieną pavyzdį pasakysiu, kad nėra kažkokių įsipareigojimų, visų pirma, kurių nebūtų galima keisti. Kai Lietuva stojo į Europos Sąjungą, vienas privalomų dalykų buvo viena Europos chartija dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo. Lietuva nuo pat pirmos dienos iki šios dienos tos chartijos įžūliai nesilaiko. Ta pripažįsta ir vyriausybė, ir absoliučiai visos institucijos. Ir ką? Mes iškritom iš Europos Sąjungos? Ar kam nors dėl to skauda galva? Lygiai tas pats yra ir čia. Todėl reikia žiūrėti vis tik tai plačiau. Ir pasikartosiu tą patį. Į referendumą reikia ateiti, reikia pasakyti savo nuomonę. Įtikinkite savo žmonės, kad tai yra blogai ir taip toliau, bet agituoti neiti yra tiesiog neteisinga demokratinė valstybė. Taip, supratome ir skambina mums klausyti, išklausykime juos ir paskui mes diskusiją pratęsime. Skambina Vilnietis Vladas. Labą vakarą, ponia Vladai. Labą vakarą. Klausome jūsų nuomonę.
Norėčiau pasakyti, kad aš už referendumą, kadangi žmonės, kitaip tariant, mes neturim teisės parduoti žemės, kadangi mūsų vaikai arba anūkai jau tos galimybės neturės dirbti, jeigu jie norės. O įpirkti, kai bus užsieniečiai pirks žemės, tikrai mūsų atlyginimai to neleis. Supratome jums, ačiū. Ir Vilnietė Anelė mums paskambino į studiją. Labą vakarą, ponė Anelė. Labas vakaras. Klausom jūsų nuomonę. Aš, kai kalbuosi su žmonėmis, labai stebiuosi, kai išgirstu, man šitas klausimas neaktualus. Tai juk valdžia visą laiką mums kartoja, būkime pilietiški, būkime pilietiški. Tai kaip mes turime būti pilietiški, nueiti pabalsuoti, išrinkti valdžią į Seimą ar prezidentę ir viskas, ir mūsų pilietiškumas baigėsi. Tai va čia ir reikia parodyti savo pilietiškumą, balsuojant ir pasisakant. Ir čia referendumas yra, tie, kurie prieš referendumą, jie būtent kartoja, kad čia dėl žemės referendumas. Čia ne dėl žemės referendumas. Žinoma, šitas klausimas, aišku, netiesiogiai yra paliečiamas, bet čia yra klausimas, ar tauta gali valdyti valstybę, ar tik valdžia, saujelė tų išrinktųjų, tegu mes juos išrinkom, bet jie turėtų tautos atsiklausti. Taip, supratom, ponė Anelė, ačiū Jums už skambutį ir primenu klausytėms mūsų studijos telefonus 2331012 ir 2331013, Vilniaus kodas 85, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Aš labai dėkoju klausytėms ir telefonais skambinantiems ir rašantiems laiškus, nes jų iš karto pasipylė net keletas. Rašo Erikas iš Vilniaus: aš nepritariu referendumui, nes jis apriboja žmogaus teisės disponuoti savo turtų. Referendumo šalininkai duria akis, taip rašo, kad tai nevaržo asmeninių laisvių. Jų antitezė susikerta su logika. Niekas nedraudžia parduoti, bet mes nenorim, kad tai darytumėme. Tokios iniciatyvos tik kiršina visuomenę. Ir dar vieną laišką mums parašė Vilnietis Vytenis, kuris sako, kodėl ponas Nakas neatsakė tiesiai klausimą, nei pirmą, nei antrą. Kurį? Taip, ir dar Vilma išklausykime Vilnietę. Labą vakarą, ponė Vilma. Labas vakaras. Aš norėčiau pasakyti, kad į referendumą ateiti būtina, jeigu mes esame lietuviai. Tai mes turime neiti nei vieną balsavimą, jeigu šitaip. Ir dar norėčiau žmonių paklausti, o kiek Antanas Smetona buvo išpardavęs žemę iki 40 metų per 22 metus. Ačiū, viso gero. Taip, ačiū Jums už nuomonę ir norėjote Jūs pasakyti savo nuomonę. Taip, prašau. Aš norėjau pasakyti irgi labai gražiai, skaitytojas parašė, tai yra labai gražus žodis, mes sakome, kad norime čia būti visi laisvi, išlaikyti nacionalinę valstybę, tuo pačiu siūloma apriboti vienas dalykas disponavimą savo turtu, kas, turbūt yra pakankamai dabar ir tų saugiklių, ar ne, ir jau ilgą laiką, kas norėjo iš tų užsieniečių irgi žemę pirko, jeigu mes čia kalbame apie žemės pirkimą, pardavimą, ką dar kartą sakau, akcentuoja ne oponentai šio referendumo, kurie tyli, nes partijų pagrindinių irgi susitarimas toks buvo, kad daryti ne kartu su prezidento rinkimais ar su Europos parlamento rinkimais, kad nebūtų tiesiog pakankamas dalyvavimas, tai tą žemės pardavimą akcentuoja patys referendumo iniciatoriai ir anksčiau buvo žemę galima pirkti daug paprasčiau per juridinius asmenys. Dabar įvedusgi saugiklius žemę užsieniečiams yra pirkti dar sunkiau, nes įgalioja apribojimai tiek juridiniam asmenim, tiek fiziniam asmenim. Dėkuoju Jums, prašau. Aš noriu į kai kurios klausimus, kurie užstrigo atmintyje, atsakyti ir tuo pačiu dar kartelį paaiškinti. Jeigu mes turėtume balsuoti atskirai už kiekvieną klausimą, tai būtų reikėję už kiekvieną klausimą surinkti po 300 000 parašų. Tai yra neįmanoma tokie dalykai. Šie klausimai tarpusavyje visi yra susiję. Jie nėra šiaip, kad vienas iš oro, kitas iš balos. Dar kartelį, 47 straipsnis atstatomas konstitucijos straipsnis, ne joks įstatymas 92, nežinau, klausytoja viena kažką matyt susipainiojo, kad žemė, Lietuvos žemė yra valstybės ir jos piliečių nuosavybė. Dabar šitas sakinys yra išbrauktas. Mes tik atstatom valstybei ir jos piliečiams žemę kaip nuosavybę. Ir toliau jie disponuoja valstybei ir piliečiai jau
pagal įstatymus ir taip toliau. Dabar dar noriu pratęsti dėl ES ir visų įsipareigojimų. Net jeigu mes ir nežinodami, o tikrai nežinodami, nie vienas tos sutarties neperskaitėm, nie vienas neįsigilinom, net politikai nebuvo iki šiol perskaitę, nes ji nebuvo išversta, mes žinom, kiek kas moka anglų kalbą ir panašiai, apie ką mes kalbam, juokinga. Net jeigu ir prileisim, kad mes įsipareigojom kažkokius įsipareigojimus Europos Sąjungai. Tai aš noriu tik pasakyti, kad dėl žemės klausimų taikoma sutarties keitimo labai supaprastinta tvarka. Žemės rinkos ir nuosavybės klausimai iš vis nėra susijęs su fundamentaliais žmogaus teisių principais. Ir Europos Sąjungoje egzistuoja praktika, kai vyriausybė priima sprendimus prieštaraujančius Europos Sąjungos sutarčiai ir tada keičiama Europos Sąjungos sutartis. Tai yra normali politikų ir teisininkų Europos Sąjungoje praktika, bet mes neturim šitos patirties ir labai bijom. Ir aš tik noriu pasakyti, kad ir Švedija, ir Britanija, ir kitos, pavyzdžiui, dėl euro paskelbusios šalys referendumą gavo išimtinės teisės. Dėl įvairių kitų klausimų gauna išimtinės teisės. Ir dar kartą pasikartosiu, tai nefundamentalūs klausimai, supaprastinta tvarka priimami. Mes neturim bijoti, kad konstitucija nepajudinama karvė, sutartis nepajudinama karvė, viskas yra persprendžiama, viskas yra. Tik tada, jeigu nubalsuotų žmonės už referendume ir tikrai reiktų keisti Europos Sąjungos sutartį, tada reiktų, kad mūsų politikai atstovautų nacionalinį interesą Europos Sąjungoje. Va čia labai įdomu, kaip ir kas atstovautų jį, nes jie privalėtų pagal tautos valią. Taip, ačiū Jums už atsakymą. Mums rašo laišką elektroninį Jonas ir štai ką jis rašo. Mano argumentai, kodėl nedalyvausiu. Šiandien galiojantis įstatymai mane pilnai 100% tenkina. Kažką joje netenkina, skaitau taip, kaip parašyta, ir jie nenori juos keisti. Savo nuostatą prieš permainas aš išreiškiu, ignoruodamas referendumą. Kodėl aš turėčiau padėti permainų iniciatoriams, ateidamas į balsavimą, tuo padėdamas jiems surinkti kvorumą. Aš esu prieš permainas ir tai išreiškiu neteidamas. Aš nenoriu ir neprivalau padėti savo priešininkams. Padėti valstybės griuvėjams nėra pilietinė pareiga. Ir prašau perskaityti į laidą šį mano teiginį. Aš viską perskaičiau, ponia Jonai. Prašom. Aš trumpai noriu pasakyti, iš tikrųjų norėjau pritarti, kad iš tikrųjų, suverenas tautai priklauso, jeigu mes norim, galim ir konstituciją keisti ir visus kitus įstatymus, mes tiesiog manom, kad to daryti nereikia. Ir mes bandom pasiūlyti kelią, kaip apie šitą klausimą nustot kalbėti. Bet, taip, mes sutinkam su tuo, kad galima keisti konstituciją, galima keisti įvairius konstitucinius įstatymus, bet manom, kad to daryti nereikia. Žiūrint visą geopolitinį kontekstą ir siekiant integruotis toliau į Europos Sąjungą, mes nematom to kaip grėsmės, kaip tik matom kaip pilnesnį integraciją bendruomenę. Ar aš galėčiau užduoti klausimą oponentams? Galėsite užduoti, išklausykime klausytoją. Čia irgi šventas reikalas. Mums skambina Jonas Vilnietis. Labą vakarą. Labas vakaras. Aš norėčiau trumpai pasakyti palaikytojams referendumo, jog kai buvo priimta 92 metų konstitucija, mes nebuvom įstoję Europos Sąjungą ir galbūt niekas dar net nežino, kad jie įstosim, tai vyko po 12 metų. Ir mano duomenimis Lietuvos ūkio ministerija paskelbė 13 metais, kad nuo 7 iki 13 metų Europos Sąjunga skyrė 8 milijardus litų žemės ūkio paramai Lietuvoje ir tie pinigai keliauja iš visų ES valstybių. Kokią žinutę mes siunčiame narėms kitoms, neparduodami jų piliečiams žemės? Taip, ačiū Jums už skambutį ir dar vienas Jonas mums skambina iš Pasvalio. Sveiki, ponė Jonai. Sveiki, gyvė. Taigi, klausom Jūsų. Aš turiu klausimą referendumo rengėjams. Ar tiesa, jeigu pavyktų referendumas, žemės savininkais galės būti tik valstybė ir privatūs asmenys. Kaip su juridiniais asmenimis? Ačiū už atsakymą. Taip, ir norėtum, kad dabar jau iniciatoriai, iniciatyvinės grupės atstovai, galbūt teisingai pasakysiu, atsakytumėt mūsų klausytojams. Prašau. Mes palaikytojai.
lygiai taip pat Lietuvos Respublikos ir piliečiai, ir Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, ir Lietuvos Respublikos valstybė, kuri sudarinėja įstatymų paketus ir taip toliau. Visi Lietuvos Respublikos subjektai ir asmenys. Taip, tai jūs norėjot klausimą oponentams pateikti. Taip, aš norėjau oponentų paklausti, kuris klausimas šitame referendume, sakykit, jūs labiausiai neramina. Ar tai, kad žmonės norėtų inicijuoti referendumus dažniau surinkę 100 000 parašų, ar tai, kad Lietuvos žemės nuosavybė būtų atstatyta valstybė ir jos piliečiams, ar kuris kitas klausimas? Tikrai labai įdomu, kur jūs matote grėsmės įstojus į Europos Sąjungą po šio referendumo įvykimo. Prašom, kas iš jūsų atsakytų? Tai mes nepritarėm ne vienam klausimui, aišku, čia yra skambiai garsinamas kaip žemės nepardavimo užsieniečiam įstatymas, referendumas, bet iš tikrųjų tai tos kartelės nuleidimas iki 100 000 mus neramina. Ko gero, jeigu yra valstybei toks didelis nepasitenkinimas kažkokiais tai dalykais, įstatymais, nežinau, tai būtų jau įmanoma yra surinkti ir 300 000 ir daugiau. Tai mes manom, kad Taip, prašom, jūs dar norit žodį pasakyti? Aš tik trumpai noriu pasakyti, čia daug buvo irgi skamučių dėl to pilietiškumo, kad yra nepilietiška veikti ir negalima taip elgtis ir daryti, tai tik irgi tam papildymas norėčiau pasakyti, kad visgi, jeigu jūs išrenkate savo atstovą į Seimą, į savivaldybės, jūs ir su juo bendraukite, jūs jį spauskite, siūlykite savo pasiūlymus. Nes pilietiškumas nėra, kad jūs balsavote ir vėl esate ten 2 metus, 4 metus ramus ir nieko jums nereikia daryti. Dėl to automatiškai ta 100 000 riba, tai yra toks, atsidaro didelė kartelė, kuri yra baisu, kad gali kažkokios interesų grupės pradėti savo žaidimus žaisti. Gerai, ir dabar žodis Audriui Nakui, referendumų palaikomosios grupės nariui. Dabar teisingai pasakiau. Iš tikrųjų, oponentė palėtė turbūt pagrindinį klausimą, kas neramina referendumo priešininkus, tai aišku 100 000 parašų inicijuoti kažkokį referendumą. Mano valia būtų dar mažiau. Ir tegul bet kokios grupės inicijuoja bet kokius referendumus. Ateis tauta ir spekulacijos bus baigtos tą pačią akimirką. Čia galim liesti ir Lenkų klausimus, ten lenteles kažkokias, absoliučiai bileka. Referendumas tą pačią akimirką padeda tašką. To oponentai labai bijo. Aišku, 100 000 yra daug, bet tai yra, tai yra jau žymiai geriau. Nes žmonės Lietuvoje nepatenkinti ne įstatymais ar kažko. Žmonės Lietuvoje nepatenkinti milžinišką korupciją, milžinišką neteisybę, didžiuliu atsilikimu nuo visos Europos Sąjungos ir taip toliau ir panašiai ir taip toliau. Šiuo atveju, jeigu ta 100 000 būtų, tai be abejo, tai būtų didžiulis ir labai stiprus įrankis šitiems klaneliams, partiniams klaneliams, tokiems kaip konservatoriai, pirmiausia, pažymėjau, net liberalai, net ir tie, Gentvilas kalbėjo, pagarba, ir tai ateis į referendumą, pasakys savo nuomonę, ne, arba ten kažkaip kitaip. Tai yra nesuvokiama. Prieš 20 metų, kas man būtų pasakę apie šitos konservatorius, sakyčiau, prastai pokštaujant. Gerai, žodis oponentams, Jurgita Lapienytė. Tai aš noriu pasakyti, man tai atrodo, kad referendumai jokio taško nepadeda. Krymo referendumas padėjo tašką, nepadėjo. Rytų Ukrainos referendumai. Mes neokupuoti esam. Mes esam neokupuoti laisvoje šalyje. Gerai, kur tašką padėjo referendumas patariamasis dėl Visagino atominės elektrinės? Labai paprastas taškas. Nereikia jo statyti, kas jums neaišku. Organizuokit naują referendumą. Bet ar jūs žinot, kad projektas yra toliau vystomas? Žinoma, Lietuvoje labai daug kas vystoma neteisė, tai labai daug naudojami pinigų, labai uždarinėjami bankai. Čia yra nepadėtas. Tai kas to taško nepadeda, ponė, tai tam mums reikia ir 100 000, kad mes pradėtume dėti taškus. Labai paprasta, demokratiškai. Demokratija. Dėl ko ir ginčiamės. Gerbėsiams klausytams priminsiu, jog LRT eteryje speciali laida skirta privalomojo referendumo agitacijai. Birželio 29 vyks piliečių iniciatyvinės grupės inicijuojamas privalomasis referendumas.
referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo. Mums skambina Kazimieras iš Vilniaus. Labą vakarą, ponė Kazimierai. Labas vakaras. Aš už referendumą ir privalau žmonės eiti į referendumą, bet kokį, todėl kad turi pareikšti savo nuomonę. Neįsti, matot, valdžios kažkaip tai įsidirbinėjimas. Tas dabar su to referendumu norėjimas sužlugdyti. Tokiu laiku čia dainų šventė, čia šienapjūtis prasideda. Tai atostogas. Antras dalykas. Pačioj pradžioj Lietuvos nepriklausomybės buvo, sakoma, Lietuvos žemės vientisumas. Dabar kažkaip tai jau gąsdinama čia Europos sankcijom, čia parduodam. Mūsų tėvai kažkur tai kovoju už žemės kiekvieną lopinėlį, kad nebūtų, netitektų rusams, nesurusinta būtų. Taip, supratom, ponia Kazimiera, jūsų šitą mintį. Ačiū Jums, kad paskambinote. Dar mums lieka 10 minučių šiai mūsų diskusijai. Laukiame dar mūsų klausytojų skambučių telefonais 2331012 ir 2331013, Vilniaus kodas 85, arba klausimus galite atsiųsti elektroniniu paštu, mūsų adresą studija@lrt.lt. Tomas iš Panevėžio mums skambina. Labą vakarą, Tomai. Labas vakaras. Žiūrėkite, dabar vyksta šitas referendumas dėl žemės pardavimo, nepardavimo. Čia aš skaitau, yra labai teisingas dalykas, tačiau yra man vienas esminis klausimas. Ta patį, aš pasikartosiu, Kubiliaus ir Starkevičiaus žodžius, kad buvo tokia mintis. Kai atidėjo pirmą kartą, berods 2009, jeigu aš atsiprašau, jeigu neklysiu, ar 10 atidėjo šiek tiek laiko, sako, pirmiausiai sulyginkime visų ūkininkų, tiek vokiečio, prancūzo, italo, tam tarp ir lietuvio išmokas. Dabar ateis vokietis ar italas su didelė piniginė, o aš ką gaunu žymiai smulkesnės, menkesnės išmokas. Tai manęs, kaip sakant, ekonomiškai jas bus nuo žemės ir pusvelčių žemę pasiims. Kodėl nėra sulygintos, štai kada yra, kaip sakant, bjauri ta blogybė, kaip sakant, skirtumas tas, paliktas lik šiol. O valdžia šito nežiūri, o kaip sakant, bando nusilenkti iki pat žemės Europos Sąjungai. Ačiū, ponia Kazimierai, Jums už skambutį. Norėčiau, kad Jūs pasiruoštumėte klausytojo pastabėlę, atsakytumėte dar į tokį klausimą, nes savo, kad oponentai Jūsų studijos čia neatsakė dėl žemės pardavimo juridiniams asmenims. Jūs pasiruoškite netrukus atsakyti, o aš paskaitysiu klausytojo laišką. Aš prieš referendumą, nes kažkam yra naudinga, jog Lietuvos Respublikos piliečiai neturėtų galimybės pasirinkti, ar parduoti žemę ar ne užsieniečiams. Yra kažkokia grupė, kuri nori įsigyti žemę pigiau ir jai nėra naudinga, jog užsieniečiai piliečiams pasiūlys daugiau. Dėl 100 000 parašų nemanau, kad verta sumažinti, nes po to pradės įvairios grupės rinkti parašus po nereikšmingais klausimais ir tam reikės papildomų pinigų surengti referendumai. Beje, o kur dar įsipareigojame Europos Sąjungai? Dar rimtai atrodysim, jei laužysim įsipareigojimus. Dar neapsisprendžiau balsuoti prieš ar iš vis ten eiti, rašo mums klausytoja Inga. Na ir dar kartą Jūs pakartokite, jeigu sakot, atsakėt dėl juridinių asmenų. Aš atsakiau, kad ir juridiniai, ir pavieniai asmenys Lietuvos Respublikoje registruoti, Lietuvos Respublikos piliečiai ir taip toliau. Lietuvos Respublikos valstybė disponuoja žemę kaip savo nuosavybę. Bet aš noriu dabar grįžti prie oponentės išsakyto, kad štai atominė mes prabalsavom, pasakėm ne, bet vis tiek vyksta darbai ir taip toliau. Taip, įstatymų nesilaiko niekas. Ir aš labai pasistengsiu labai trumpai, kai buvo pakeistas Lietuvos Respublikos konstitucijos 47 straipsnis, dėl kurio mes dabar čia taip ginčijamės. Jis buvo pakeistas Seimo nutarimu 2003 kovo 20 dieną, už jį balsavo 90 Seimo narių, kai tuo tarpu pagal konstitucijos keitimo įstatymą reikalinga 2/3 Seimo narių, taigi jis pakeistas netgi neteisė. Tai jeigu jau šito laikysimės, dabar ką jisai pakeitė, viskas tvarkoj, pasakė, kad konstitucinis įstatymas numato visus saugiklius ar panašiai. Tie saugikliai nebuvo priimti, bet ten 2003 metais buvo numatyta sudaryti nuolatinę komisiją, kuri prižiūrėtų šitos pardavimo sandorius.
Aš jums galiu pateikti faktą, kad nuolatinė komisija nuo 2003 metų sudaryta taip ir nebuvo. Vadinasi, visi sandoriai įvykę per tą laikotarpį yra neteisėti. Po gegužės 1 tokia komisija irgi nėra sudaryta. Visi sandoriai ir po gegužės 1 šių metų yra neteisėti. O ir kontrolė visiškai nevykdoma. Kas yra nupirkę žemę, yra valstybinė paslaptis. Ir aš pasakysiu, kad saugikliai, apie kuriuos jūs klausėte pradžioje laidos, yra sudėti į žemės ūkio paskirties įsigijimo laikinojo įstatymo pataisas. Įstatymą ir laikiną įstatymą mes galim keisti kada norim. Konstitucinio ne, taip lengvai nepakeisim, o laikinąją kada norime. Tai apie ką mes galim kalbėti? Čia manipuliacija ant manipulacijos. Ir jeigu jūs jau norite apie tos pardavimus, tai mes galim toliau, aš galiu faktus jums dėstyti. Gerai, ir kaip mūsų valstybė laikomasi įstatymų. Gerai, žiūrėkite, yra štai toks klausimas. Skambinau į studiją 19:41, rašo klausytojas Jonas iš Vilniaus. Uždavau klausimą apie tai, ką mes parodome Europos Sąjungai tokį referendumą, kuomet gauname milžinišką paramą iš Europos Sąjungos kasmet. Nei mano, nei žmogaus skambinusio po manęs klausimas nebuvo atsakytas arba bent pakomentuotas. Prašom, pane Nakai. Mes parodome, jeigu tokį referendumą surengiame, kad esame garbinga valstybė. Ir gerbiama gali būti valstybė. Šiuo atveju mes pratinami, mums skiepijama, kad mums būtinos pašalpos, mums būtinos paramos. Mes nei žingsnio be jų pagalbos nepadarysim. Kitaip tariant, kažkokie didžiuliai nevykėliai. O aš manau, pasaulis pamatęs, tą patį Europą, kad toks referendumas vyksta, atvirkščiai mes atkreipsim dėmesį. Visi supras, kad čia yra nepėsti žmonės ir taip toliau. Ir dar noriu, reaguodamas į skaitytojo, ar kaip ten klausytojo, kuris sakė, vat, kaip čia bus 100 000 atsiras grupės ir galų galia tai kainuos valstybei. Kiek referendumas kainuoja? Koks 15 milijonų. Tai yra kokio nors atominės konsultanto savaitės uždarbis arba Friklio Cooperio savaitės bankų specialistų uždarbis. Tai yra itin maži pinigai valstybei. Jos referendumus galima rengti nors ir kas mėnesį. Būtų didžiulė nauda ir efektas. Išklausykime Rūtą iš Panevėžio. Labą vakarą, ponė Rūta. Labas vakaras. Klausom jūsų. Referendume slypi didelė klasta. Rinkdami parašus, iniciatoriai nuslėpė žmonių, nuo žmonių antrą ir trečią punktus. Pakeišinėjo sąrašus be antraštės. Tai jūs, ponas Nakai, ir jūsų bendraminčiai, sakote, kad už teisingumą. Tai kodėl Karbauskis, jūsų bendražygis, vienas iš jūsų labai žalių valstiečių, buvusių prunskininkų, susipirko 25 000 ir šitą jūs jam leidote. Nepalaukit, ne viskas. Į referendumą eiti neprivaloma. Tai klasta numeris 1. Latvijoje daug pardavė žemės ir nieko neatsitiko, tik investicijos atėjo. Dėkuoju Jums, ponė Rūta, už nuomonę, ponė Nakai, trumpai, kad atsakytumėte ir dar po... Na, nežinau, jeigu Karbauskis įsigijo nors ten kvadratinį metrą kažkaip neteisę, tai aišku, turbūt jau prokurorai girdi ir susirūpins. Manau, tai yra paprasčiausios spekulacijos. Ir jeigu žmogui va čia nepatinka klausimas, jį apgavo ir taip toliau, nors tą vyriausia rinkimų komisija praleido tokį referendumą, tai tegul ateina ir pasako ne. Tegul susibūrė ir parodo jėgą. Gerai, jūs 4 ir 2 minutės, kiekvienam po pusę minutės. Ką pasakytumėte mūsų klausytojams, busimiesiems referendumo dalyviams? Prašom, pradėsim nuo jūsų. Tai aš pasakysiu tai, ką ir minėjau laidos pradžioje, kad vis dar siūlau kartu su Jurgita šį referendumą ignoruoti ir atkreipti dėmesį į tai, kad dėl visos dezinformacijos, kuri sklinda, taip pačiai kaip ir jūs minėjote, kad būtų surinkti sunku 300 000 parašų kiekvienam referendumo klausimui. Tai jeigu jie išties būtų svarbus ir būtų bet ką skaityti, irgi minėjo apie tam tikrus dalykus, tai buvo galima iš tikrųjų surinkti. Ir vieną kartą prisiminkime, kad mes norime iš ES daugiau paramos, norime būti europiečiai, bet kažkodėl nuo jos sukamės ir žengėme kažkokia kryptimi, kuri yra tikrai nėra aiški. Tai tiek. Taip, ir minutė palaikytojams.
Vat vis kalbate apie paramą. Čia jūs norite tos paramos. Aš, pavyzdžiui, nenoriu jokios paramos iš tai tos Europos. Nevažinėkite tais keliais, kurie yra sutvarkyti pagal Europos Sąjungos lėšas. Tai keliai kas dar? Tai kaip pavyzdys, aš jau elementarus. Tai mažoka pavyzdžių. Per 20 metų... Jūsų laikas bėga, dėl to aš trumpai. Tai nieko tokio. Žodžiu, referendumas yra aukščiausia demokratijos išraiška. Gali būti pats kvailiausias klausimas, jeigu jisai institucijų praleistas, reiškia reikia eiti ir balsuoti ir parodyti tiem kvailiam, kurie važinėja tais Europos keliais, jų vietą. Dėkuoju Jums, mūsų diskusijai skirtas laikas baigėsi. Šiandien buvo privalomojo referendumo palaikomusios grupės atstovai Audrius Nakas ir Reka Drungytė ir oponuojanti grupė Jurgita Lapienytė ir Mažvydas Karalius. Šią diskusijų laidą vedžiau aš, Vytautas Markevičius, ir atsisveikinant priminsiu, kad LRT radijas už specialiosios laidos dalyvių sakytas mintis neatsako. Dėkuoju visiems klausytojams, dėkuoju už skambučius, pateiktus klausimus, dėkuoju klausytojams, kurie mums rašė elektroninius laiškus, daug klausimų pateikė ir Vilma mums parašiusi net 3 klausimus, bet jau nebėra laiko, kada juos atsakyti, galbūt juos mes panaudosime kitose laidose. Ačiū visiems.